Labas rytas. Tai vat, toks experiences yra Indijos traukinių. Gavau antram aukštą lovą. 4 žmonės. Taip jau beveik atvyko rytas. Įsimiegojau, gan normaliai. Labas rytas. Beveik atvykom į Udaipūrą. Oras toks šiek tiek šaltokas. Tas Indijos traukinių patirtis tokia visai nebloga iš tikrųjų. Keliavom visą naktį, dabar rytas, beveik 9, kažkur už gero pusvalandžio turėtum atvykti vietą. Apie saugumą čia, aišku, niekas negalvoja. Duris gali atsidaryti ir lengvai iššokti iš šitą traukinio. Bet šiaip vakar per vieną kompaniją, žinai, labai norėjo su manim pabendrauti, buvo išgėrę, bet sakau, ne, kebra. Sakau, einu miegot. Šiandien jau jie netokie triukšmingi, netokie drąsūs. Vakar buvo pilni, kupini jėgų, entuziazmo. Šiandien turbūt pakmėliukas, kaip ir visiems. Tai va, einu atgal į savo kajutę ir neužilgo būsiu mieste. Atvykom į Udaipūrą, bandysim ieškoti taksi ir keliausim link viešbučio. Kol kas apie miestą tik įžengus įspūdis neblogas. Traukinių stotis buvo labai tvarkinga, labai švari. Susipažinau su keliais žmonėm. Vienas bičiukas sako, davai pasiskambinam rytoj. Sako, parodysiu aš tau miestą. Tai žiūrėsiu, kaip nuo nuotaikos priklausys. Kitas žmogus, su kuriuo važiavau traukinio, pasakė plius minus lankytinas vietas, kurias vertėtų čia aplankyti ir maistą kokį reikėtų čia paragauti. Tai tiek, kol kas tiek, važiuoju į viešbutį, susigavau tuktuką. Kaip visada jie bandė užplėšti savo kainas. Bet kadangi turiu Uberį, aš jam parodau, tada kalba kitaip. Atvažiuojam, žiūrėsim, kas bus toliau. Tai labas rytas dar kartą. Atvykau į viešbutį ir likau sužavėtas jų kambario ir netgi davė pasirinkti kambarį. Tai va, galėsiu dabar šiek tiek aprodyti, kur Udaipūre gyvensiu. Turim dvigulę lovą. Viskas gražu, tvarkinga. Televizorius. Ventiliatorius. Turim langus, veidrodį. Ir turim netgi tokį dušą. Veidrodis. Vau, čia tikra fantastika. Bet vėlgi,
Indijoje nėra normos, kad elektros lizdų nebūtų ten, kur prausiesi, bet bent jau šitas kažkaip tai tvarkingiau įformintas. Taip, kad pritaikyta kiek įmanoma labiau europiečiams šitas viešbutukas. Aišku, jeigu atidarai langą, tai gauni vaizdą tokį. Bet mes lango neatidarinėsim. Eisim žiūrėti į miestą įdomybių. Jeigu nebūtų šitos strojkės, tai matytum kažkokius gražius rūmus. Bet yra kaip yra. Reikia džiaugtis tai, ką turiu, o šiai dienai pagal indiškus standartus tai yra labai gerai. Einu prašė, kad paduočiau jiems savo voucherį ir vizą jie nori atsikopinti. Kažkoks tai restoranas, bet tai esmė tame, kad guli su vaizdu į ežerą. Einam aplankysim Udaipūro karališkuosius rūmus. Bilieto kaina buvo 400 rupijų, tai čia 4 svarai. Įspūdingas grožis, net trūksta žodžių, kaip čia galima nupasakot, reikia čia matyti, ant kiek detalės mažos išdirbta, akmuo, kaip išgauta visokios įdomios formos. Ir apskritai šitas miestas, kai atvažiavau, jisai toks kitokia atmosfera, kitoks vaibas jo, jisai švarus, atrodo, kad žmonės mažiau kabinasi prie tavęs, šiukšlių nėra. Tai palyginus su Dėliu, kur turėjau šoką, tai čia absoliučiai kitas dalykas. Ką tik bevaikščiodamas po muziejų išgirdau lietuvišką kalbą, tai pasišnekučiavom, sutikau tautiečius, Saulius ir Lina, jie yra iš Alytaus, keliauja irgi po Indiją apie mėnesį, paskui kažkur kitur dar pasiduos, žinai, kelionę. Tai pasišnekučiavom, pabendravom, smagu sutikti tokiose vietose lietuvius, išgirsti, pavyzdžiui, savo kalbą. Ir iškart pajauti kažkokį tai artumą. Lietuvoje to nėra, visi atrodo svetimi žmonės. O kai keliauni, tai kiekvienas sutiktas tautietis atrodo vos ne kaip brolis ar sesuo tau. Labai super, kad čia yra audio gidas. Tai ateisiu per visus rūmus ir klausysiu angliškai, ką pasakos. Kaina 200 lirų, tai čia yra europiniais pinigėliais 2 eurai, 2 svarai. Nuvaikštant čia tai grožis neapsakomas. Šitas kompleksas, kur dabar vaikštau, yra pastatytas ant aukščiausios miesto kalvos, aukščiausios miesto vietos. Ir labai čia geras toks skersvėjis, iš visų pusių toks lengvas brizas. Labai malonu čia būti. Ir plus viskas iš marmuro, šitas akmuo tokį vėsumą, kaip natūralų kondicionierių sudaro. Tai tais laikais aš neįsivaizduoju, kaip čia turėjo būti įspūdingai gražu. Plus dar čia turėjo būti kažkokie tai paukščiai,
povai vaikščiot, vanduo, fontanė. 16-17 amžius, sunku patikėti, ką žmonės tais laikais darydavo ir sugebėdavo. Vaikščiodamas po šitos siaurus koridorius ir žemas lubas, visada galvodavau, kad tais laikais žmonės mažesni būdavo, dėl to ir darydavo, pavyzdžiui, staktas žemesnės. Tai čia yra ne vienintelė priežastis, dėl ko tai būdavo. Iš tikrųjų dabar gavau paaiškinimą, dėl ko darydavo koridorius siauresnius ir viską taip žemiau. Jeigu, tarkim, būtų užpuolimas, tai su šarvais ir su amunicija kariams būtų sunkiau judėti. Kai lankausi tokiose vietose ir matau, kiek indų karaliai turėjo tais laikais ir kokie pas juos rūmai būdavo, kokios sistemos, kokios gynybinės, kai būdavo sugalvota oro kondicionavimo sistema, kaip šilumą jie išgaudavo žiemą ir apskritai, kas čia per turtas įdėta. Tai dabar prisimenu, pavyzdžiui, lietuvių didikus, ten Trakų-pilis, panašiai. Tai palyginus su lietuvių kunigaikščiais, tai lietuviai buvo prieš juos, tokie vargšeliai. Nes kas čia yra, tai neįtikėtina. Pasigrožėjom pilim, pasigrožėjom architektūrą ir dabar yra galimybė paplaukioti su laivu. Einam žiūrėti, nusipirkau bilietą, čia dar yra kažkokie tai sodai. Kaina nepigi palyginus su indiškom, turbūt dar tokio brangaus bilieto nemokėjau. Viskam yra 850 rupijų, tai gaunas 8 svarai 50. Tai va šitą teritoriją yra privati, čia gyvena karališkos šeimos atstovai, tai ten eiti negalima. Einam žiūrėti iki laivo. Po viso to, ką pamačiau Indijoje prieš tai dabar eidamas šitą vietą aš net užsimiršau, kad aš esu Indijoje. Atrodo, kaip esi kažkur tai Europoje, kažkur tai Italija, Prancūzija, pietų, tokia architektūra, saulė, vanduo. Tik žmonės tamsus išduoda, kad tu esi ne Europa. Bet šiaip tai, sakau, eidamas net pagavau save mintį, kad blemba, aš juk Indijoje. Atplaukėm į salą. Ir čia sala gaunasi kaip vasarinė tokia rezidencija, poilsio vieta šitų karalių, nes jų pagrindiniai namai yra ten iš šių atplaukėm, kur prieš tai rodžiau, o čia yra sala pastatyta irgi rezidencija, raudas stogas. Aš žiūriu, negaliu atsigerėti ir negaliu atsistebėti. Dar yra ir sodas, viskas prižiūrėta, viskas sutvarkyta. Tai tiesiog eini ir geriesi, žiūri ir akys tavo džiaugiasi ir nei kalbėti nesinori, nei kažką daryti, paprasčiausiai relaksuoji, kaifuoji. Indijoje pirmą kartą paragavau tokio dalyko kaip mango lassi vadinasi. Tai toks kokteilis, primena ledų kokteilį,
su mango, dieviškas skonis. Aš kažkokių tai panašių kokteilių nesu ragavęs, bet šitas mango tai paprasčiausiai yra kažkas tai tobulo mano skoniui. Grožis neišpasakytas. Vakare iš vis kaip apšviečia tai. Nenoriu pavėluoti į paskutinį reisą. Atvarė valtis, laivas, važiuojam į Udaipūrą. Viena išplaukė. Viskas grįžom į krantą. Tai šiandien dienos planas apžiūrėta Karalių rūmai, sala. Dabar keliaujam pavakarieniausim. Ilsėtis ir rytoj matysim, kažkas naujo bus. Nauji planai, naujos vietos. Tai iki pasimatymo rytoj.